Mariaus anekdotas atsiųstas. Atvažiuoja rusų emigrantai, karočiui, į Norvegiją, į arklių fermą padirbėti. Nu, aišku, Norvegas priima, čia viską zaibys blemba, atneša 2 kibirus baltų dažų. Padeda. Sako, va, dabar turėsit nudažyti šitą tvorą. Nu ir bybis nuo kažkur išvažiavo. Tie dažo, blėt, ruskiai, blėt, zaibal, nahui, blėt, ten keikėsi. Pizdu, nahui, vienas, blėt, nuėjo arkliui tokiam, blėt, lūpas baltai, karočiui, nudažė dažais, išpylė ten kažkur toli, 2 kibirus, guli, nahui. Ilsisi, blėt. Grįžta Norvegas. Blėt, sako, tai nesupratau, tai ko, blėt, nedirbat, blėt. Tai kad kurva, sako, tai kad arklys, blėt, sako, dažus, nahui, išgerė. Tas aiktų, nahui, blėt, į chatą nubėgo, karočiui, atbėgas tokiu šautuvu, tik arklį į tą vietą, hojak, blėt. Tie tu durnas, sako, blėt, nahui, tu arklį už dažus nušoviai. Už dažus, blėt, kad užpiso vieni nuostoliai, sako, kurva pernai lietuviai dirbo, tai pedarastas 10 maišų cemento, blėt, suėdė.